vasaros. Kaip jauties? Puikiai, gerai, išsiilgęs sporto, išsiilgęs krepšinio. Dabar pačios praktiškai pirmos treniruotės, kada visi susirenkam kartu, tai dar veža tas toksai draivas. Ar vasarai kamuolį rankas paėmė, ar labiau leidai savo pailsėti? Iš tikrųjų nesilsėjau, kamuolio per daug rankas irgi neėmiau, praktiškai sportavau daugiausiai lauke, nes po sezono, kai žaidži per kelias komandas, iš tikrųjų norisi to poilsio truputėlį ant to krepšinio. Tai dėl to toksai išsiilgęs ir esu toks, būtent su kamuoliu darbo. O sportavau lauke, bėgiodavau, dirbau ties ten, kur man labiausiai reikia. Šiemet komanda į A lygą pateko. Kaip vertini mūsų galimybės? Manau, kad mes kaip B lygoj žaidėm, taip ir žaisim dėl kiekvienos pergalės. Eisim į aikštę laimėti kiekvienas varžybas, tikrai nebus jokių outsiderių ar favorito etikečių. Tai kovosim dėl kiekvienos pergalės ir tada matysim, koks gausis rezultatas pavasarį. Ir kokius pats savo tikslus keliesi šiemet? Iš tikrųjų, tikslas visą laiką yra medaliai. Čia pradėkime nuo to, jisai buvo ir B lygoj, manau, kad A irgi tą tikslą turim turėti. Galbūt ir aukščiausias prabas, kodėlgi reikia išsistatyti kažkokį tikslą, dėl kurio tu galėtum siekti, kuris būtų viršūnė. Nemanau, kad tai yra neįmanoma regiono lygai mums pasiekti tą viršūnę. Tai ukmergiškiam pažadi tritaškių šįmet ar ne? Stengsiuos, kad daugiau tokių varžybų būtų, kai tų tritaškių bus daug, bet aišku, ne visą laiką išeina, bet ranką lavinsiu po treniruočių, tai tikrai pažadu, kad salvių bus.